Pirma diena mokykloje. Nebijok, mes tau padėsime. Einam. O kas tas Baršauskas? Kazimieras Baršauskas buvo gerbiamas fizikos profesorius kilęs iš mūsų krašto. Be to, dabar mokykloje yra 10 klasių, o prieš tai mokiniai čia galėjo mokytis iki 12. O dar prieš tai ir tapti kunigu buvusioje seminarijoje. Aš jau pavargau klausytis. Eime, parodysime įdomesnių tau vietų. Čia yra mūsų mokyklos pojūčių takas. Mes ateiname praleisti laiką per pertraukas, atitraukti savo mintis nuo mokslų ir mūsų bendruomenės dėka jis yra kiekvienais metais pavasarį tvarkomas. O čia yra mūsų mokyklos kupolas, čia mūsų mini laboratorija lauko, mes čia kartais ateiname atlikti eksperimentus, be to ir turime lauko klasę, kurioje, kai būna šiltos dienos, einame atlikti klasės darbus. Tai dar turime ir gyvūnų kampelį, kuriame maitiname, prižiūrime ir labai mylime savo gyvūnus. Mūsų mokyklos stadionas bei naujai įrengta krepšinio aikštelė yra puikia vieta praleisti fizinio ugdymo pamokas. O kaip apie mano sesę? Jai tik 3 metai. Aš žinau idealią vietą jai. Mūsų darželis nuostabi vieta augti ir tobulėti. Čia dirba rūpestingos ir šiltos auklytės, kurios kiekvieną dieną vaikus pasitinka su šypsena. Vaikams siūloma daug įdomių veiklų, nuo kūrybinių užsiėmimų iki aktyvių žaidimų lauke. Darželyje yra 4 grupės, kuriuose vaikai pasiskirsta pagal amžių. Mažiesieji žirniukų grupėje, priimami nuo 1 metų. Kiekvienam vaikui skiriamas dėmesys, kad jis jaustųsi saugus, mylimas ir laimingas. Tai tikrai lyg antri namai mažiesiems. Eime į pačią mokyklą, apročius tau vidų. Štai 2 aukštas ir sėdmaišiai, kuriuos mūsų klasė laimėjo dalyvaujamojo biudžeto 2024 metų projekte. Mes jais labai džiaugiamės. Mūsų mokyklos bendruomenė didžiuojasi savo mokiniais ir jų pasiekimais. Čia gali atsidurti ir tu. Sveika atvykus į mūsų mokyklos laboratoriją. Čia tau užsivilk. Dabar kaip pas modelį. Tai šiandien padarysime eksperimentą sudegęs pyragas. Sudegęs pyragas? Taip. Dabar pirsime sieros rūgštį. Jis pakeitė spalvą. Taip. Čia atliekame įvairius eksperimentus, tyrinėjame cheminės reakcijas, fizikinius dėsnius ar biologinius procesus. Laboratorija leidžia mums gilinti žinias. Mūsų mokykla yra puikus pasirinkimas. Čia gali mokintis tiek maži, tiek dideli. Čia galime pasistiprinti savo žinias konsultacijose ar įgyti visiškai naujų įgūdžių būreliuose. Mokiniai pertraukų metu užsiima įvairiais žaidimais ir kūrybinėmis veiklomis. Koridoriuose skamba juokas, bendraujama tarpusavyje ir prasmingai leidžiamas laikas. Sporto salėje mokiniai aktyviai juda. Žaidžia judriuosius žaidimus, rungiasi estafetėse ir atlieka mankštas. Tai mokykla, kurioje esame pastebimi ir įvertinami. Mokykla,
kurioje gera būti, augti ir siekti daugiau.